Klausau. Labas vakaras. Labas. Ar su Valerija kalbu? Jo. Valerija, skambina tau Domantas. Aš esu iš Vilniaus. Mes turime tokią, kaip čia pasakyti, veiklą, daugiau pramogų pasaulyje sukomės ir man vienas žmogus rekomendavo tavo numerį, tiesiog ant lapelio parašė per vieną koncertą, aš nežinau dabar jo vardo. Aha. Kęstuti, neatsimeni, koks ten buvo toks ilgesniais plaukais, ar ne, man atrodo? Čia kartu su Šeškim, kur mes buvom, ar ne? Jo. Šiam 9 dangui, ten kur ir prie mūsų priejo, ar ne? Tai jeigu tu neatsimeni. Nu, aš neatsimenu. Klausyk, Valerija, tu esi iš Panevėžio, ne? Aha. Matai, kame reikalas. Taip, kurioziška situacija tokia. Mes ten visi prodiuseriai buvom vienoje vietoje ir toks žmogus tiesiog pro apsaugą prabėgo. Ir jis atbėgęs tiesiog labai norėjo su manim pakalbėti. Aha. Ir sako, Domantai, ar gali pribėgti, nes turiu labai gerą jums pasiūlymą ir panašiai. Tai jisai paminėjo tave. Valerija, aš žinau, apie tave nieko nežinau. Ta prasme... Parašykit Google ir ten keletą klipukų galite pažiūrėti. Sudomina, reiks pasidomėti. Kaip Google'ai parašyti tiesiog Valerija? Ilinaitė. Valerija? Ilajotinaitė. Nu, sunkiai pavardė. Naitė. Gerai, pasižymėsim. Kestai, pasižymėk šitą. Pasižymėjau. Tai va, tai ir kas dabar, ką aš norėjau sakyti? Tiesiog... Klaus, kokiu jinai slapyvardžiu būna. Tu turi kažkokį slapyvardę? Ne, ten tiesiog sakau, parašykit Valerija Iljunaitė. Ir ten išmes per super muziką ir daug ir ten tų yra YouTube'ai. Ok, pasižiūrėsim, klaus. Jinai pas mus žvaigždėjo. Jo. Tai klausyk, tu jau žvaigždutė kažkokia čia, ar ne? Nelabai dar kol kas. Bet norėtum tapti, ar ne? Paklausyk dainų. Nu, kaip ir Kiek dainų tu turi? tenai nedaug įkelta. Tiesiog dabar, va, šiom dienom labai naują dainą statom ten su Dianos studija, tai per 3 valandas dirbam kasdien, tai dabar, va, būtent šią savaitę naują dainą statom. Tai ten sekmadienį bus koncertas. Gerai. Kęstutin šiek tiek Nu, palauk, dar ir mergaitį reikia mane paklausinėti. Taip, matai, Valerija, mes su Kęstu norime surasti unikalų žmogų, prasme merginą, kurią norėtumėm išprominti visos Lietuvos mastu ir galbūt net į Rusijos rinką taip pat. Tai mes kaip tik dabar vat, ir ieškojom tokios merginos ir va čia tas vaikinas, kuris davė tavo telefonų numerį, taip atitaikė, žinai, viską taip gavosi. Aš dabar nematau tavo veido, kaip tu atrodai, ar tu tiktų mūsų projektui, ar tu esi graži. Nežinau, šiandien manęs klausti. Kestai, pasižiūrėk, ar į graži, tu vis tiek stilistas pas mus. Kestai, užmesk akį. Aš žiūriu dabar. Netrukdyk man. Neduodi niekada man dirbti normaliai kaip žmogui iš viso, aš nesuprantu. Vaik kabinėtis, visą dieną šiandien kabinėjasi. Gana jau, kiek aš galiu. Pažiūrėk tą, pažiūrėk aną, kas aš tau gyvulys koksai. Vergas gal aš tavo koksai. Pasakyk man, vergas ar ne? Vergas aš tavo? Kęstuti, prašau nusiraminti. Kęstuti? Aš tau vergas ar ne vergas? Aš nesuprantu. Valerija, nekreip dėmesio čia. Turiu tokį Kęstą, kuris, žinai, labai jautrios, žinai, širdelės, kaip mergaitė. Klausyk, Valerija, ar tau būtų įdomu ne tik Panevėžį koncertuot, būt žinoma Panevėžio mieste, bet, tarkim, visoje Lietuvoje, na, galbūt ir Rusijoje šiek tiek? Būtų. Kaip tas būtų? Kažkaip tu būtų, pasakei tas pats, kas būtų. Reikia, kad būtų kažkaip kitaip. Nežinau, būtų ir... Ar tu nori išgarsėti? Jo. Dabar man pasakyk tavo mėgstamiausi dainininkai Lietuvos, dainininkės. Ai, Lietuvoje, ne, ai, Saša su Lietuvoje. Saša, Vaidas, ten, kas ten. Nu, soul atlikėjai visi. Soul atlikėjai, ar ne? Jo, Rendykas. Kas yra soul, aš nesuprantu. Kęstuti, žiūrėk į mergaitės nuotrauką ir man pasakys, ar jį graži ar negraži. Tavo darbas toks yra. Ko tu dabar žlimbi čia kaip boba? Aišku, man koks mano darbas, aš pats puikiai žinau jį. Pats, kas dirba šitam mene? Tu ar aš? Tu ar aš, ar man atsakyk dabar? Abu dirbam. Abu dirbam. Čia aš dirbu. Tu tik tai šnekės su visais telefonu visą laiką. Nervuoja mane, kiek aš galiu jau.
Kas tau pinigus moka, Kęstai? Raminkis gerai. Tu vadini šitą dalyką pinigais? Tu vadini pinigais? Nu, gal jūs gali šnekėti, nes aš dabar biški nelabai laiko turiu biški. Ką tu turi dabar? Nu, aš dabar biški esu pas draugas, tai galiu sakyti viską. Aš noriu išgirsti telefonu šiek tiek tavo balso. Ta prasme, kažkokią natą patęst, padainuot. Nes pas mane dabar netidaro tavo jokių YouTube'inių variantų ir aš nežinau, nei kaip tu atrodai, nei tavo balso negirdėjau. Tai jūs negalite pažiūrėti, aš dabar balkonę nelabai noriu rėkti. Tai nereikia rėkti. Nu, aš nematau tavo to tokio ryšto, žinai, nes tiek mes esam produsavę žvaigždžių, tiek ir patį Vaidą, tiek ir Soliarį. Ir daugelį kitų garsių atlikėjų, tai jie nuo pat mažens, kai dar net nebuvo žvaigždės, pas juos buvo noras, trykško noras. Tu žinai, kas yra noras? jo. Aš iš tavęs jo nematau, nėra kibirkšties, supranti, nėra to tokio vidinio balso, kuris sakytų, aš noriu būti žvaigždė. Nu, yra. Tai padaryk, kad jis būtų, parodyk. Tai jau ne telefonu, aš nežinau. Aš šiandien juokauju, nes man nelabai pasitikiu tokiais skambučiais. O ką mes galime juokauti? Ką aš žinau, gal kokie radistai ir panašiai. Ne, nu taigi yra buvę ne vieną kartą. Kas tai radistai? ZFM. Ne, mes neklausom radio stočių, mes nežinau, kas ten yra. Ką neklausom, radio centro, tai klausom. Radio centro. O tie radistai gal dainuoja, nežinai? Ne. Nedainuoja? Ne. Keistai. Tai jūs galite pasakyti dabar tiksliai viską, kaip reikia ten ko jums panašiai. Gerai, tai aš dabar atsiverčiu lapą. Parašyta čia viskas yra. Nevisk prie mano papkės! Kęstai, žinai, ką reikia daryti? Tylėt? Blembački. Bėg džinglas, neužknisai su savo tvoj plotu ar ko ten. Labutis, tave trukdo radijas stotis ZFM iš Vilniaus radistai, Jonas ir Rolandas. Kaip laikaisi? Nieko, aš iškart supratau. Nu jo, mes taip irgi supratom. Mes irgi supratom. Nu atleisk mums, atleisk mes tave. Nuo pat pirmo žodžio supratai? Jo, iškart kaip paskambinat. Nu jo, nebejoju aš to. Aš irgi nebejojau. Visi žinok labai supranta po to viską. Nu tai taip. Buvo labai smagu pakalbėti, kaip sakant, ačiū tau. Ir ate. Iki. Žinai, patylėti?